Sveiki atvykę į Ugnės 10-ąjį gimtadienį. Šiandieną turime labai garsią pašnekovę Ugnę, kuri švenčia savo 10-ąjį gimtadienį. Tai koks yra tavo zodiako ženklas? Mergelė. Na tai ką, gali mums papasakot, gal prisistatyk mūsų auditorijai, kas tu esi per žmogus? Mėgsti veiklą, pavyzdžiui. Tai mano vardas Ugnė ir aš labai mėgstu žiūrėti filmus. Tu esi kaip aš irgi mėgstu. Tik nesakyk, kad siaubo. Koks tavo baisiausias siaubo filmas? Aš nežinau, gal Klyksmas. Na gerai, ką dar mėgsti veikti laisvalaikiu? Važiuoti apsipirkinėti arba į filmuosiu. Pati geriausias draugų susitikimas. Tai va, Ugnė yra labai faina mergaitė, kaip suprantu, nes pas ją į gimtadienį atėjo tikrai labai daug merginų, labai turi daug draugų. Tai mielos draugės, eterio metu, kada mes vykdome šį podcastą, jeigu tik turite klausimų, visada pakeliam ranką ir mes užduosime į klausimą. O pirmas mano klausimas yra toks. Ko tu labiausiai bijai? Tai gali būti viskas, gyvūnai, bet kas. Aš net nežinau. Tai gal draugė žino, ko bijo? Maru. Nebijai? Dabar nupasakosiu. Šiandieną švenčiam tavo gimtadienį, taip, jisai labai puikus, bet koks yra tavo svajonių gimtadienis? Koks būtų svajonių gimtadienis? Realiai dabar yra taip ir panašiai. Tai aš pagrinde realiai taip ir įsivaizduočiau, bet gal šitą tokį kaip vakarėlį. Aha, norisi daugiau šokių. O kokia tavo yra svajonė? Gal aš galvoju aplankyti daug šalių, nes aš vis noriu nuskristi, bet niekaip nepavyksta. O kur esi nukeliavo šiaip kažkur? Gal kažkokia šalis? Aš esu buvus Latvijoje, Turkijoje. Žiūrėk, kada buvai dar, tarkim, mažesnė, pavyzdžiui, 7-8 metų, kuo tu, pavyzdžiui, norėdavai dirbti svajonių darbas, nes aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad visai norėjau būti baleriną kažkodėl. Ko tu norėjai? Aš nežinau, man kažkaip, gal anksčiau buvo, bet tiesiog man kažkaip visą laiką, man patikdavo dainuoti ir aš tiesiog visą laiką norėdavau būti dainininkė. Aš nežinau, kodėl. Bet man tiesiog taip būdavo toks jausmas. Ar mums šiandieną padainuot? Aha. Aš suprantu, kad tu turi labai daug draugų, bet galbūt dabar gali papasakot apie savo drauges, kurias jau seniausiai pažįsti, pavyzdžiui, kada atsirado visiškai naujai tavo draugės ir galbūt kažkokį punktą, kodėl jos tavo draugės? Kodėl jos kartu su tavimi? Šiaip mano pati pirma draugė yra Sonata. Tiesiog nuo vaikystės mūsų mamos kartu pagimdė mūsų brolis, ne? Ir tada tiesiog mes abi taip susidraugavom. O kaip visos kitos draugės? Pavyzdžiui, Suneta, šiaip ji yra mano kaip ir kaimynė. Ji 6-ame aukšte gyvena, aš 1-ame. Ir dar tai yra plius Sonatos klasiokė, tai ji mane taip dažnai supažindino praeitais metais su daug jos klasiokė. Pavyzdžiui, taip ir susipažinau su Justina. Irgi. Gerai. Tai žiūrėk, o jūs tarpusavy ten visos, kada susitinkat nesipyksit? Nes pas mane tai būdavo, kad kartais. Tai žmona, ne? O greitai susitaiko, bet negreitai susitaiko? Gan greitai. Gerai, svajonių gyvūnas. Ką norėtum turėti, bet galbūt čia akimirkai neturi? Aš tik noriu dar vieną šuns. O šiaip gal, aš šiaip anksčiau galvojau, aš gal čia prieš metus ar anksčiau, šiaip norėjau bandyti jodinėti. Bet jau gal tas noras pradingo, bet bent jau anksčiau tai buvo. Čia yra žirgų liepinų. Ja, gerai.
Tvarkai, o tu kokį šuns nori? Nežinau, arba Yorkšyro, arba kokio pudeliuko. Mano klausimas skamba taip. Tu šiai akimirkai, bet gal net ir merginos kažkur padovanojo, o gal kažkas dar padovanos apie kad nusipirksi loterijos bilietą ir sužinom, kad jinai laimi 50 milijonų. Ir ką tu sveiki? Gali būt, kad pirmą eis, pasikviesiu Sonatą ir dar kokias kitas mergaitės ir eis ir formuos. Aš nežinau, man labai Ten kiek tūkstančių ant formuos. Sveiki, Renata. Tai kaip žinau, labai stengiatės dėl Ugnės gimtadienio. Tai papasakokite iš vis, kaip Ugnė atsirado čia. Visų pirma, iš kur Ugnės gimtadienis čia, tai yra tas, kad Ugnė dalyvavo Kovarkiam stovykloj. Ir tiesiog ilgai galvojom, kur jai atšvęsti. Ir atmetėm visus vaikų kambarius ir visą kitą. Norėjom tiesiog kažko aktualaus jos amžiui ir kas būtų dabar ant bangos. Kadangi atsiliepimai iš stovyklos buvo patys geriausi, tai mums tiesiog beliko viską suorganizuoti. O kodėl Ugnė? Ugnė labai paprastai. Ugnė turi vyresnį brolį Nojų, dėl to mes automatiškai pagalvojom, kad vardas turi būti irgi trumpas. Ir kad tas vardas priduotų jai charakterio. Tai aš manau, kad Ugnė visų 100% pateisina savo vardą. O tu patenkinti savo vardu, ar manai, kad jis tau tinka? Aš manau, kad tinka, bet kartais ir norės kažko kito. Labiau tokiam unikalus gyvenimui. Jeigu keistum vardą į kokį. Net nežinau. Ar jums patinka šitas vakarėlis plojimais parodo? Tai dabar klausimas tau. Kaip prasidėjo tavo rytas? Iš pradžių mano šeima šitą atėjo su tokiu kaip praktiku, kurį mano dėtis, kaip atpjovė, man rodos, iš Kuršieno torčiuko tiesiog tokį kaip gabaliuką ir su pabarsukais biškai pabarstė. Ir tada tiesiog vieną tokią žvakutę uždėjo ir ateidami jie pradėjo man dainuoti su gimimo diena ir žvakę buvo uždegę ir dar man gimimo davė. Šiandien žinau, kad tavo gimtadienio proga dramų nepritrūko. Kas tam atsitiko šiandien tau? Mane iš pradžių užbanino. Kur? Per TikToką aš beveik jau turėjau 200 followerių, bet tada šitą mane tiesiog užblokavo ir man buvo taip gaila, kad netvirkiau. Bet kiek žinau, susikūrei naują TikToką ir pradedi savo naują karjerą. Taip? Šiandien ir buvo ta diena. Ar dabar žinai, kiek turi followerių? Manau, 4. Ugnės 4. Ir visos yra draugės. Tai kuri tavo nemėgstamiausia tada pamoka? Šiaip man visos nepatinka. Tada gal performuluokim klausimą, kuri tavo mėgstamiausia pamoka? Gal mėgstamiausia, aš galvoju... Anglų būna tik kartais mėgstamiausia, kai mes žaidžiam kalbutą. Šiaip aš galvoju tikrai ne matematiką. O gal mėgstamiausia, aš nežinau, gal etika, nes pavyzdžiui, praeitais metais atsirado nauja tikybos mokytoja, tai beveik niekam ji nepatinka, nes sakoma labai griežta tokia. Tai šiais metais pas mus visi lankys etiką ir mokytoja sakė, gali būt, kad mes eisim į McDonald's ar šiaip kokias parduotuvės. Kokia tavo irgi mėgstamiausia pamoka? Istorija. Simona, kokia tavo irgi nemėgstamiausia pamoka? Biologija, fizika ir matematika. Ar pati prisimeni, kaip susipažinai su savo draugėmis patį pirmą kartą? Būna, kad tu prisimeni vieną istoriją, o tavo draugė prisimeni kitą istoriją. Ar norėtum kažkurios gyvai paklausti? Norėčiau, bet aš galvoju, paklausiu, ko neprisimenu. Tai šitą paklausiu Mėtos. Aš prisimenu.
kad pirmoje klasėje aš pradėjau lankyti pirmą klasę. Ir mūsų mamos, kaip ir, pradėjo taip draugauti kažkaip. Tai vieną kartą mes nuėjom į aikštelę, nusipirkom ledų. Ir dabar rodydavo mėgstamiausius ledus. Ir taip užėjo kažkokia kalba, kad tie ledai dar ir pardavinėjami ledai. Tie tokie vaflis, ledai, vaflis su miškiniai. Ir man ten rodė vaikais, su jais tokia pažiūrėti. Ir tada mes labai pradėjom žaisti. Gerai, šitą tikrai neprisimenu. Taigi, koks tavo stilius yra? Kuriuo dažniausiai eini į mokyklą, į gatves, ar į keitę, kuri dieną? Kas dabar madingiausia? Pas mane tai tiesiog oversize'as. Aš dažniausiai mėgstu tokius plačius rūbus, nes pavyzdžiui, kai mes mokykloje ieškom marškinių, man viskas taip apkrenta, taip nepatogu, o tada kelias radome tokius, labiau plačius, su kuriais man patogiau. Ir ką norėtum galų gale podcast'o pabaigoje palinkėti savo sekėjams, būsimiems fanams ar žiūrovams, būtent podcast'o, pirmojo gimtadienio podcast'o žiūrovams? Ko palinkėtum? Aš linkėčiau irgi kada nors šią gimtadienį švęsti, nes žiauriai fainai. Ir šitame podcast'e dalyvauti. Linkiu daug laimės, sveikatos, kaip įprasta, ir linkiu būti turtingams. Ačiū už pirmą mūsų podcast'ą.